Gerą dieną visiems žiūrovam. Čia Kazimieras Juraitis, prieš Žės televizijoje, prieš pradedant laidą, primenu, kad turite išlaikyti savo televiziją. Va, na ir šiandien padaugėjo anonimų, jau 2 varlinai bus iš vienos kūdros, bet čia paskui, o šiandien turbūt atsakysim į susikaupusius klausimus ir numatysim, kaip mes toliau dirbsim, kadangi lavina yra informacijos, kurią reikia apdoroti. Sveiki, anonimai. Sveiki, gyvi visi. Va, tai kaip mes pradėsim? Kas yra pagal prioritetus? Kas yra svarbiausia? Aš matau, kad yra susikaupę šiek tiek pas žmonės klausimų, sakykime, į kuriuos reikėtų duoti atsakymus iš anksto ir paaiškinti, kad kai kas, neįmanoma yra viskas iš karto paduoti visą informaciją, bet daugybė informacijos yra tikrai numatyta paduoti pagal, sakykime, temas, pagal ką. Ir būtų toks prašymas, reiškia, nebandyti ištraukti visko vienu sykiu, kaip sakant, nes tikrai yra nusiteikimas nemažą padaryti ciklą šitų laidų, kad paliesti visas temas ir dar pabrėšiu, situacija tokia yra, kad truputėlį atsiliekam pagal informacijos eigą, nes aš dėl ko jums visas šitas laidas, reiškia, pradėjau nuo visokių manipulacijų ir panašiai ir medijos apibrėžimų, kad žmonės galėtų daugumą susidaryti vaizdą iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų vyksta ir kodėl jie informaciją mato, reiškia, vienokią, o aš jiem patikinėti absoliučiai kitokią. Tai iš tikrųjų šitą reikėjo padaryti žymiai anksčiau, šitą ciklą laidų ir šitos visus įžanginius dalykus reikėjo taipogi parodyti anksčiau, bet yra kaip yra. Tai dabar truputėlį atsiliekam nuo eigos, reiškia, įvykių ir manau, kad dėl to tenka taip suspaustai dėti daugybę dalykų į vieną temą, kaip praeitoje laidoje. Pavyzdžiui, ten buvo galima vietoj tos vienos laidos padaryti ten 5 laidos, pašnekėti apie viską nuodugniai, apie kiekvieną iš tų, bet mes tam paprasčiausiai nebeturim laiko, nes tikrai svarbių įvykių yra kasdien ir norisi kuo greičiau prieiti prie jų, kaip sakant, atmetus jau visą šitą beletristiką apie tai, ką mes dabar iš viso šnekam. Bet žiūrėk, pagal foną yra komentarų. Tai sakyčiau labai pozityvus srautas, žingeidus, išskyrus vieną tokią įsiriškėjusią žiauriai, negražiai, taip antisemitinę temą. Na, čia, žinai, čia iš tikrųjų aš tikėjausi žymiai didesnio chaoso, jeigu atvirai, galvojau, kad bus žymiai didesnis neigimas, peikimas ir ataka. Tikrai maniau ir aš labai maloniai nustebintas, kad to nėra. Ir čia taip turi būti. Temos yra tikrai pakankamai sudėtingos, žmonės daug kas yra pasimetę. Aš manau, kad viskas gerai, idealiai iš tikrųjų yra. Čia geriau būti negalėjo. Ir kas svarbiausiai, kad pagal tuos visus atsiliepimus, ar ne, pagal didžiąją daugumą, aš aiškiai matau, kad žmonės yra iš tikrųjų ištroškę žinių, ištroškę tos teisybės. Tai šaunu. Taip. Labai laiku mes čia iš tikrųjų, tik tiesiog, kad galėjom truputį anksčiau, bet kaip ir sakiau, čia visas geriau vėliau negu niekad, jo, taip. Gerai, tai... Bet dėl antisemitinės temos vis tik tai mes pabaigėm, nes pirmai, kai pasakėm, kad... Yra, Kazimierai, pas mane yra darbuotojai apie šitą, aš čia viską savo laiku ir aš visą tą vėlgi pasirašiau veiksmo planą, reiškia, pagal kurį šiandien bus informacija pateikiama, kad nesiblaškyti, kad būtų galima... Persiprašau su trukdymą, gerai, tvarkoj, dirbam. Jo, ir šiandien taipogi su mumis yra mano draugas ir kolega iš tos pačios mūsų kūdros, dar vienas varlinas, kurio aš paprašysiu, reiškia, vėliau prisidėti prie mūsų informavimo, reiškia, pagal klausimus dėl interneto technologijų, saugumo ir visa kita. Bet pradžiai mes dabar gal prieikim prie tų temų, ką nagrinėjom praeitą kartą. Tai aš pradėsiu rodyti dabar vėl savo ekraną, reiškia, ir pradėkim tada nuo klausimų. Tas eiliškumas vėlgi tų klausimų nėra labai čia stipriai sustiguotas. Aš manau, kad pats visas šitas klasifikavimas jau pakankamai ir taip patogus yra. Gerai, tai aš gal tada ir pradedu, ar ne? Taip. Taip. Frazė labai patiko, blogis prašo tolerancijos tol, kol įtvirtina savo viešpatavimą, po to jis imasi gėrio nutildymo. Tai man labai dažnai naudoju frazę, reiškia, blogis viešpatauja ir klesti tol, kol geri žmonės nedaro nieko. Tai čia absoliuti teisybė čia. Pagarba ir padėka už šitą frazę, labai tema, labai laiku, tik tiek. Toliau, sekantis yra. Apie Lietuvą nekalbėkit, Lietuva tai mūsų žemė, man gaila mano tėvynės, iš Krypilių kraštas, bla bla bla, gyvenu užsienyje, kad nematyčiau šio marazmo. Vat šitą temą aš norėčiau, žinai, kada nors pašnekėti, galbūt ir pokalbį įtraukti dar kokį protingą žmogų, kad padėtų išsiaiškinti, reiškia, kaip tai gaunasi, kad gaila tėvynės, gaila visko, žinai, bet kaltinama yra, ta tėvynė, žinai, su purvais maišoma. Tai visų pirma, tai tėvynės gaila, tai tėvyniai padėti reikia, žinai, o
iškrypėlių kraštas, jis nėra iškrypėlių kraštas, tai yra mūsų tėvynė, kokia jin bebūtų. Tai yra žmonių problema, žmonės yra blogi, jeigu yra Lietuvoje blogai gyventi, tai su žmonėm reikia spręsti klausimą, bet jokiais būdais nežeminti pačią mūsų valstybę, pačią mūsų tėvynę, kokia jin ten bebūtų. Mes čia gimėme, čia privalom saugoti, nes kaip praktika parodė ir istorija, kad reiškia globalizmas, multikulturalizmas, visas šitas neveikia. Ir jeigu nėra šeimininko savo kieme, sakykime, kiekvienam savo, tai po kurio tai laiko prasideda vadovavimas iš viršaus, visiškas bardakas ir griūtis, ką mes dabar ir matom. Tai būtų prašymas, reiškia, žmonėm truputėlį, neskubėti su tokiais dalykais, sakyti, kad čia iškrypėlių kraštas ant tos Lietuvos. Žmonės yra nekalti, kad jie yra tokie, taipogi reikia šitą suprasti, kad žmonių kaltinti nereikia, jie yra užprogramuoti, jie gauna melagingą informaciją ir laikų bėgant jie pradėjo gauti teisingą informaciją ir papuolė į teisingą, sakykime, informacinį foną, jie pradeda labai staigiai taisytis, nes žmonės patys iš prigimties yra geri visi, iš tikrųjų, dauguma yra geri. Žinai, aš irgi taip, bet aš siūlyčiau pratimą tokį netgi, nes už, pavyzdžiui, iš to komentaro slypi skausmas žmogaus. Jam skauda, bet aš siūlyčiau tada, bet tada siūlyčiau tokią formulę, tėvynė tai aš. Vat aš. Kokia tėvynė toks aš, viskas. Aš darau tėvynę geresnę, teisingas požiūris, jo. Gerai, tai čia ties tom labai daug nėra čia ko, bet čia vertėtų pagalvoti iš tikrųjų kiekvienam šitoj vietoj, kas tai yra tėvynė ir visa kita. Gerai, toliau. Čia eilinis komentaras iš to pačio, reiškia, vieno žiūrėtojo mūsų žiūrovo, kaip sakant, sako, kai atsisakiau, tai taip atsisakėm, o keliam būtent todėl, kad panaudosime jų pačių resursus ir priemonės prieš juos pačius. Tai, sakykime, atsuksim jų ginklus prieš juos. Bet visą laiką pasiruošę, kad gali paimti ir rytoj nerasit, pavyzdžiui, užrakins ir viskas, kaip Lenkijoje buvo prieš kelis mėnesius, prieš metus kažkur. Tai gali taip ir būti, žinai, bet esmė, kol tai yra, tai reikia naudoti prieš juos pačius ir mes tą darysime sėkmingai iki pat galo ir niekas mūsų nesustabdys tikrai. Taip. Gerai, toliau yra. Čia labai geras klausimas iš vienos, kaip supratau, merginos, tai ir man teko neseniai susidurti su kultūriniu marksizmu, labai geras apibrėžimas, tarp kitų, tiesiai pataiko į, nežinau, geresnio nerasite. Reiškia, kaip reaguoti į tokius žmonės. Vienintelis patarimas yra šypsotis į veidą, šypsotis ir savo tiesiog rodyti pakantumą, savo gerumą, nes ir nemaitinti jų, reiškia, piktų norų, piktų šitų, nenusileisti iki jų lygio, nepradėti ant jų pykti. Elementariai šypsotis ir jiems atleisti, žinokit, tai čia yra visiška pergalė. Kristus šito mokė, kaip juos nugalėti. Tai tiesiog vadovauti šito principų ir jie yra bejėgiai prieš mumis, absoliučiai. Taip. Tiesiog tai suprask ir viskas. Taip. Toliau sekantis. O gal Mindaugas Iškauskas kartais pameluoja. Čia buvo kalba, reiškia, apie žodžio kairė ir dešinė ir ypatinga dešinė ten anglų ir rusų kalboje reikšmės teisingai. Tai šito vietoj, ką aš norėjau įterpti, reiškia, dėl tų visų istorinių šitų Juškauskas, ten, sakykime, ten lietuviai istorikai aiškina, kad lietuvių yra pati seniausia kalba ir iš tos kalbos čia daug kas yra kilę. Rusų istorikai, supranti, aiškina, kad ten slaveniai buvo ten patys seniausi, ten, kad iš jų ten viskas kilė, ten rūnos ir taip toliau. Pažįstu armenyną, reiškia, armėną, pažįstu žmogų ten apie 50 metų, reiškia, kuris teigia, kad buvę faraonai, mes bendravom šitom temom, kad buvę faraonai, reiškia, buvo armenynai, reiškia, armėnai buvo armėnų. Ten suprantat, kas yra. O, pavyzdžiui, Makedonijos žmonės dabar įsitikinę, kad Aleksandras Makedonietis ten jų gimė pas juos, pastatė jiem paminklą, nors ten iš tikrųjų nieko bendro jis su Makedonija realiai neturėjo. Tai aš į visą šitą žiūriu taip, kad aš nežinau, kaip iš tikrųjų ten buvo. Aš tikrai nežinau, ar Juškauskas yra teisus ar neteisus, ar aplamai iš jų kažkas yra teisus. Aš šito nežinau. Bet mano matomas pasaulio vaizdas ir taip, kaip kas ką daro ir kuo užsiima, tiesiog sudaro tokį vaizdą, apie kurį aš kalbu ir aš labai nenorėčiau iš tikrųjų krypti visus šitos dalykus, tikrinti jų tikrumą, aš negaliu jų patikrinti tikrumą, kaip ir jūs negalite. Tiesiog šitos laidos yra skirtos ne tam, kad paaiškinti, išaiškinti ten žodžiu, kad čia įteikti, kad čia yra taip ir taip, ne velnio. Čia yra, mes daliname savo patirtim, savo mintim, tai, ką radom informaciją, aš savo šaltinius pademonstruoju, reiškia kiekvieną kartą dabar, iš kur aš tą informaciją gavau, kaip aš tą suprantu. O jau esam teisūs ar neteisūs, tai žinot, parodys laikas ir jeigu mes esam neteisūs ir turite kuom pataisyti, tai prašom taip ir padarykite. Čia tiesiog taip, čia mūsų yra nuomonė, čia labai svarbu yra pažymėti, kad
Mes čia ne lekciją skaitome kaip universitete dogmas, reiškia profesoriai, kad skaito savo iš knygų, kurių patys dažniausiai neparašė ir šitų įvykių patys nematė. Tai viskas taip yra ir daugiau niekaip. Tai nevelnio, šitaip iš tikrųjų nėra. Reikia viską tikinti, nereikia niekom tikrinti, nereikia niekom, reiškia, tikėti ir manim taip pat, ir Kazimierų, ir niekom. Tikrinti reikia. Bet mes atkreipiam dėmesį į tam tikrus dalykus. Tai yra pagrindinė užduotis. Kazimierai, pridursi gal kažką to vieto? Ne, viskas korektiškai. Juškauskas tik tai tiek, kad jis panašiai kaip mes Google naudojamės, tai jis naudojasi faktologiją tą, kad viskas remiasi tikėjimu. Ir jeigu gal jis teisus, aš sakau. Taip, nes galbūt jis ir žino, kad nežinia buvo taip ar nebuvo, bet jeigu Lietuvai patogi tokia istorija, kurioje mes nedalyvavom. Žinai, aš dabar naujausias, prie ko aš prisikasiau, tai yra Fomenko darbai, tai yra iš viso žmogus teikia, kad ten 1000 metų nesenai prirašė. Ir labai tikinamai, tarp kitko, labai išdėsto. Labai tikinamai argumentai tokie. Ir Newtonas su jom sutinka, tai mes galėsim šitą panagrinėti, bet aš sakau tik ties tiek, kad su ta istorija mes iš tikrųjų ne vienas nežinom tos tikros istorijos, absoliuti teisybė čia šita frazė yra. Taip. Ir gali būti teisus, gali ne, bet, esmė, kad reiškia, kaip faktų aš nepriimu šitų dalykų. Ne iš vieno jų, nes jų yra kiekvienoje tautoje, kaip sakant, į save paklodę tempę ir jau nebeaišku iš viskas yra kas ir kur. Tarp kitko, atskirą fragmentėlį parodysi, bus visiška tiesa, bet nesakai kito ir gausis iškraipyti, arba melą sakysi ten. Taip, būtent taip. Gerai, sekantis. Apie gyvatės smegenis parietalinė akis, reiškia. Aš jums atidarysiu Wikipediją ir parodysiu, kaip pas roplius tam tikrus dar dabar yra trečia akis. Ropliai turi šitą akį. Čia jinai yra atsakinga taipogi kaip ir mūsų, reiškia, šitą kankorėžinė akis, vadinama lietuviškai, tai jinai yra atsakinga už hormonų gamybą, už dienos ritmus, reiškia, miegas, ten laikas ir panašiai, laiko suvokimą. Tai yra pagrindinis regos, reiškia, iš tikrųjų organas. Akis yra pačios kaip telekameros, o šviesą visą supranta kaip vaizdą va šitą vietą. Ir mes lygiai tokią pačią turim, reiškia, ir turi daugybė roplių, turi tokias akis. Čia yra Tarp kitko mes galėsim paskui pamokyti netgi, kaip atidaryti tą suaktyvinti trečią akį. Yra konkretus pratimai ir... Ir išaiškinsim, kaip fluoridas esantis dantų pastoje ant tų akių, reiškia, kalcį augina. Galima irgi tą padaryti. Bet esmė yra, reiškia, tokia, kad šitas mums atiteko ar taip, kaip sakant, evoliucijos metodų, ar tai mumis, kai darė kažkokią, tai, sakykime, aukštesnį jėgą, gal paėmė ten motoriką, sakykime, iš gyvatės aparatą, ten iš žinduolio, ten kažkokį tai vidutinį smegenų ir davė frontų korteksą, tą pagrindinį mūsų neokorteksą. Mes šito irgi nežinom, mes čia tik spėliot galim. Bet kad šitą akis jinai egzistuoja ir dar yra dabar ropliai, kurie dar šitą akį, reiškia, turi išorėje matoma, kuri pas mus jau yra į smegenys pasislėpę, tai čia yra faktas. Tiesiog pasižiūrėkit, kas čia yra va šitas. Gerai, toliau. Kultūrinis marksizmas lėksta, reiškia, charakteristika, nes neužgrėba gilesnio liberalizmo, o čia buvo toks komentaras. Tai esmė visai ir yra, kad šitie visi liberalizmas, demokratai, visi šitie, dabar šitie pavadinimai, jie nereiškia absoliučiai nieko. Jie nieko bendro neturi su senuoju liberalizmu. Tai yra visi kultūriniai marksistai iš tikrųjų. O šitas yra virš visko dabar. Ir ar jie liberalai, ar jie demokratai, normas pas juos yra šitas. Prasmės yra visiškai iškreipyta. Žodžiai yra pavogti, pasisavinti, ant jų uždėta kita reikšmė ir yra naudojami mėtomai kairę ir dešinę. Bet to ne mesgi sugalvojam tą terminologiją. Jeigu pasiūlytų tas klausėjas kitokią, tai gal ir apsvarstytume. Jo, sutinku taip, bet jis nepasiūlys, nes vienintelis, kas tiksliai apibrėžia, tai va yra šitas. Gerai, toliau, apie Europos Sąjungą čia buvo. Apie Europos Sąjungą, reiškia, aš padarysim atskirą laidą apie šitą. Aš šiandieną tik tais jums noriu parodyti, reiškia, tam tikras Europos Sąjungos galvas, kad jūs pamastytumėt, reiškia, kas tai yra per žmonės. Pavyzdžiui, Žanas Klodas Junkeris, ar ne? Dabartinis prezidentas. Jūs pasižiūrėkit, ką jisai reiškia, kokios yra pas jį, reiškia, pažiūros ir visa kita, ir plus paskaitykite va šitą straipsnį. Šitas veikėjas, jisai yra vargšas alkoholikas, jisai, reiškia, geria džiną vietoj vandens susitikimuose.
yra prifilmuota, kaip jisai šiltutėlis, reiškia, visokiuose susitikimuose čia dalyvavo ir viso kito. Ne, ten jam pasturgalio nervas buvo, ten jau net mūsiškiai gynė lyg tai 100% žinodami, pasiskaitė kažkur, kad ten jo nervos uždegimas, už tai jisai tenai grįžo. Koks nervas, čia ne joks nervas, jie visi sarkazmas čia pas mane. Jiems nervai nebelaiko, vot kas su jais nervais yra. Gerai, Junkeris tarkim, nervos pasiginčykim, ar ne, dabar žiūrėkim Barozą. Šitas veikėjas yra komunistas, šitą veikėją labai gražiai sudėjo, reiškia, šuns dienas Nigelis Faražas kažkada tais vienoje ir šitų. Gerai, dabar žiūrėkit, komisija dirba dabar po šito. Goldman Sachs čiermenas. Pažiūrėkit, kokius jis pareigas gavo po Europos Sąjungos, reiškia. Už ką jis tokias pareigas gavo šitą? Žinot šitą korporaciją? Vat pasidomėkit, kas čia yra. Goldman Sachs, tai viena vedančiųjų finansinių banginių. Taip. Tai jis reiškia iš Evrosojūzo, pateko tiesiai čionais, gavo šiaip savo kėdę, ar ne? Papasakot kam nors kitam, bet ne man. O šitas vat irgi geras yra, Van Rompuyus, čia tas, kuris mums Lisabonos sutartį, kaip pakišo galima, kaip vienas iš autorių. Yeah. Tai šitam irgi Faražas kažkada buvo užmetęs. Mačiau tą, jis ten dėjo. Jis labai sako, to pas tave charizma, sako, kaip pas durų kilimėlį, žinai. Vienu žodžiu, kas yra Europos Sąjunga, tai yra didesnė Vokietija, tai yra nacijų projektas, galima sakyti, čia apie tai mes padarysim kitą kartą laidą. Iš ko viskas tas prasidėjo, kas už to stovėjo, reiškia, kam tai apsimoka. Tai bet kokiu atveju Europos Sąjungos dienos yra suskaičiuotos, Borisas Johnsonas tikrai išves Jungtinę karalystę ir į lauką ir manau, kad iš paskos Makronas lėks iš posto tikrai ir greičiausiai, kad vokiečiai irgi ilgai, reiškia, nebežai šitų žaidimų ir tada Europos Sąjunga paprasčiausiai nėra galimybių, kad neišliks. Tokiam pavidalė gal kaip yra, bet vis tiek jinai neišgaruos. Neliks, aš galiu parodyti, labai stebiuosi, kodėl apie nieką nešneka. Štai kas bus vietoje Europos Sąjungos, greičiausiai. 16 metais buvo įkurta, mūsų prezidentė taipogi pasirašė, yra šalis, reiškia, kurios dalyvauja visam šitam. Atrodo vos ne kaip LDK mūsų buvusi. Tai šitas junginys, jisai yra dabar kol kas tik ant popieriaus. Reiškia, matot, kas čia yra, Vestijai dabar bus. Yra kol kas tik ant popierius jisai yra, bet jis jau yra šitas blokas sukurtas ir aš turiu labai didelį įtarimą, kad šitas blokas buvo amerikiečių iniciatyva, reiškia, sukurtas Lenkijoje, pasirašytas pirmą kartą 16 metais. Pilsudskio planas, kitaip tariant, tik tai jei ugnies jūra. Jis yra mums sukurtas, kad mes čia badu nenumirtumėm, reiškia, Europos Sąjungoje žlugus gali būti, kad bus pradedama šitas kažkas tai vis. Šitas ir ugnies jūra, kad niekada nesusijungtų Rusija su Vakarų Europą. Jo. Bet čia pasidomėkite, kas tai yra, reiškia, ir pakelkit klausimą, kodėl apie tai iš viso niekas nekalba lietuviško medijų, absoliučiai. Niekas net neužsiėmina apie šitą, nors popierį jau pasirašyti ir šitas junginys jau egzistuoja. Tai gal nežino, gal pasirašė nežiūrėdami? Su tom tiki pats. Juokauna. Gerai, apie Europos Sąjungą viskas aišku. Dabar apie Trumpą. Reiškia, praeitą kartą aš užsiminiau taip staigiai, leptelėjau aštrokai, iš tikrųjų, kaip sakyti, aš jį laikau paprastų žmogum, nei jis ten mesijus, nei ką, bet kaip aš ten pasakiau, kai jis viso labo tik statytinis, jis yra statytinis, bet jis nėra šiaip savo statytinis. Jis pats iš savęs labai įdomus žmogus yra, labai paslaptingas, jisai įsivaizduokit visą gyvenimą nei alkoholio gėręs, nei, reiškia, cigarečių rūkęs, miega 4 valandas, visą kitą likusį laiką dirba, reiškia, ten niekas, kaip ir minėjau, niekas nerado, kuom jį apkaltinti. Ir plus jisai atstovauja gyvybę, reiškia, eina jisai už gyvybę, pastoja pabrėžia už gyvybę, kovoja prieš, reiškia, žudymus vaikų ir visą kitą, prieš prekybą žmonėm kovoja. Ir aš matau, kad tai yra šviesos atstovas, tai yra šviesus žmogus, bet kad jis yra ten kažkoks mesijas, ten jam reikia ten, kaip sakant, aukas aukoti, tai čia nevelnio, čia to visiškai netikiu ir už jo stovi kaip ir armija, sakykime, taip ir tokia. Aš čia mano išvada yra, bet aš manau, kad už jo stovi taipogi, gal teko girdėti, tokia organizacija buvo Ultra Plus. Reiškia, iš gerų veikėjų sudaryta, labai paslaptinga, apie kurią praktiškai niekas nieko nežino, aš tame tarpe. Aš tik tam tikrus momentus esu apie juos radęs. Informacijai šmėstelint šiandien bei ten, bet absoliučiai nieko nežinau. Žinau tik tais, kad baltusios kepurės vadinamosios. Tai Trumpas yra vienas iš jų. Ką aš norėjau čia parodyti? Aš norėjau parodyti jums
tiesiog labai paprastą dalyką, ką reiškia žmonių palaikymas ir kokie žmonės jūs rinko, nes pas mus medija, pavyzdžiui, meluoja, kad už jį balsavo ten rednekai, kad už jį balsavo baltieji nacionalistai, ten visa kita. Tai jūs pasižiūrėkite, kokios minios žmonių. Jūs pasižiūrėkite, koks yra palaikymas pas jį. Bet rednekai, aš pats mačiau milžiniškas minės, kaip apsauga jie veikia. Ten faktas, kad balsavo, ar ne? Tai faktas, kad jį išrinko legaliai, bet dabar įsivaizduok, dabar yra, reiškia, čia 20 metų ralis jo yra, 20 metų sekančių perrinkimų ralis yra. Ir pasižiūrėk, kokios yra minios žmonių. Ir dar 4 kartus tiek buvo laukia pasidavo čia susirinkti. Žmonės 2,5 paros pralaukia, kad patektų vidų. Nu, niekas. Milžiniškas palaikymas. Jeigu jums medija sako, kad jo palaikymas yra labai prastas, kad jisai nepopuliarus, kad už jį ten nacionalistai, ten fašistai kažkokie, visas šitas melas. Tai yra visiškas melas. Tai yra, pažiūrėkit, vidutinė pagrindinė klasė, kuri moka mokesčius, kuri dirbo darbus, savo šeimas išlaiko ir visą kitą. Štai kas yra kontingentas už šito pono. Kam vomentinai, ką reiškia ten tie visi? Moteris už Trumpą, čia visi jį palaiko. Bet esmė, jūs pasižiūrėkit, dar esat matę nors kada nors užpildyta, reiškia 12 000 žmonių šitam stadione ir dar 4 tiek. Tai aš paskaičiavau, kad minimum 50 000 žmonių, reiškia, sueina į prezidento ralį. Čia nuolpo moteriškė viena, irgi ten porą dienų pralaukus laukia. Ir visas jo kontingentas pradėjo giedoti, reiškia, tam tikrą grėsmę. Good Grace yra ten toksai žinoma melodija, reiškia, palaikymų šitos vienos moters. Nu, iš tikrųjų, matant tokį dalyką, pradedi suvokti, kad čia yra ne kažkokia, reiškia... Neoficialus kažkoks, o šiltas renginys, kitaip tariant. Toks. Kaip šeima, kaip didžiulė šeima. Žmonės jaučiasi, reiškia, patekę kaip į šeimą. Tai yra labai svarbus dalykas. Taip. Toliau reiškia, ar JAV skola yra, kuri yra tokia ir tokia, kažką reiškia. Ir taip ir ne. Jinai reiškia, kad šita sistema absoliučiai pati save suryjo, štai ką jinai reiškia. O ar jinai reiškia perspektyvoje, ką nors Amerikai? Ne, nereiškia ir paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad tai, kas vyksta dabar, baigsis visiškų centrinio banko išformavimu ir federalinio rezervo nacionalizavimu, kaip ir centrinio banko Amerikos. O šita skola yra būtent prieš juos. Ir kai bus išaiškinti visi darbai, ką jie padarė, niekas šitos skolos tikrai nemokės. Niekas nemokės šitos skolos. Todėl yra dabar, reiškia, Trumpas absoliučiai nebesiskaito su jokiais bairiais, su jokiom lubom ir panašiai. Žiūrėkit, į armiją vos ne po trilijoną į metus kiša po 700 milijardų. Kiekvienus metus po 700 vidutiniškai milijardų įkiša armiją. Atstatinėja visą savo infrastruktūrą, reiškia, kiša pinigus, kur tik reikia dabar, viską atstatinėja tam, kad, reiškia, po restarto, pusė restartas visiškai bus perkrovimas visiškai ekonominės sistemos naujos. Šitos sistemos nebeliks, aš papasakosiu apie tai ateityje. Tikrai labai nemažai. Bet tas turbūt nereiškia, kad Lietuva turėtų trimgalviais irgi skolintis, kadangi mums tikrai skolų niekas netleis, ko gero. Tikrai niekas galbūt ir netleis. Vienas, antras dalykas, greit nebebus iš ko skolintis. Aš, pasakysiu, Lietuvoje prasidės šitas cirkas tada, kai nebebus iš ko pasiskolinti, kai neliks tarptautinio valiutinio fondo tokio, koks jis dabar yra. Jų tikrai neliks. Jeigu jie liks, tai tada viskas, tada Trumpo viso šitie judesiai, ką jis dabar daro, yra beprasmiai, nes kai išrinks naują prezidentą, vėl viskas sugrįš į vietas, o šitas nebus daleista. Aš paskui ateityje parodysiu labai smarkiai šitos temos, tik sakau, neprašykit visko parodyti iš karto, nes tai yra labai platu ir aš kai kad nors užsimenu, sakykime, apie tai, ką aš kalbėsiu ateityje, tai, nereikalaukit, prašau, iš karto pateikti šitų visų duomenų, nes tai neįmanoma. Ir aš būtinai pateiksiu, būtinai atsakysiu visus klausimus ir paliesim visas temas, bet tam reiks ne vienos laidos dar. Apie žydus. Labai staigiai. Reiškia, labai didelį prašymą turiu klausytojams. Labai didelį. Neplakit visko į krūvą ir nerašinėkit kas antro komentaro žydai. Žydai kaip tauta tai nėra visi žydai sionistai.
Nėra visi žydai, sakykime, ten nuplyšę judaistai, tie, reiškia, yra dalis, aišku, jų, kaip ir visur kitur, dalis žmonių yra nuplyšę, dalis jų yra ten tikrai tokie, apie kokius apie juos šneka, bet nėra jie visi. Aš jums dabar laiko nėra, aš jums galėčiau parodyti, kaip žydai patys Amerikoje, reiškia, eina, kad juos protestuoja prieš Izraelį, prieš sionizmą, tie ortodoksiniai žydai, tie patys žydai. Žydas nelygų žydai. Tai ir aš jums paaiškinsiu, paskui ateityje padarysim atskirą laidą apie tai irgi, kad tai yra tauta, kuri ir prisikentėjo labiausiai, ir įtokios daugiausiai turi, ir tai yra jų našta iš tikrųjų. Jie patys yra įkaitai šitos situacijos. Nekaltinkit visos, reiškia, tautos dėl jų kažkokios dalies padarytų nusikaltimų. Ir tai netgi ne jų, aš jums įrodysiu, kad netgi ne jie už visą šitą dalyką stovėjo. Ir apskritai. Dėl ko tai taip. Jūs, reiškia, mums pridarysite tik tai su antisemitiniu kokių nors nesąmonių problemų, kai mūsų požiūriai tikrai nėra antisemitiniai. Absoliučiai nėra rasistiniai, absoliučiai nėra nukreipti prieš kažką tai, kažkokias mažumas ar tautas ar dar kažką, nevelnio, nieko panašaus. O jūs savo tokiais piktais komentarais, reiškia, žydai, jūs tik tais padarysite taip, kad mūsų paprasčiausiai iš tos laidos neliks. Aš, aišku, prašysiu Kazimiero, kad jisai trintų tokius komentarus. Aš ir pats be prašymų trinsiu, kadangi čia yra kiršinimas akivaizdus. Šiandien žydai, rytoj lenkai, paskui lietuviai ir ten... Mūsų, reiškia, prasme šitų laidų, kad iškraipytų tokiais dalykais, dėl kurių paskui mums gali kas nors prikaišyti. Aš manau, kad protingi žmonės esam, turėtų visi suprasti. Bet, kad, sakykime, kad kas liečia jų ten dalies kažkokios grupės padarytus nusikaltimus, tai aš tikrai jų nepateisintų ir tai bus tikrai paminėta dar ne vieną kartą. Toliau, technologiniai sprendimai. Tam pas mus šiandien pokalbėje dalyvauja kolega. Tai čia antrą dalį ir pristatysi, gal šitą praleidžiu. Jo, tai mes antrą segmentą tada darysime ir pristatysime. O saldainuką aš paliksiu, kaip visą laiką ant galo. Sveiki dar kartą, čia pratęsimas laidos pirmos, kur pradėjome, o pratęsimas todėl, kad šiandien dvi varlės. Ir kadangi dvi varlės skirtingose kūdros kraštuose, du anonimai ir dvi varlinai, tai programėlė neleidžia daugiau kaip 40 minučių daryti. Tai čia paaiškinu, dėl ko skaldėm laidą. Tai tęsiam tada, anonimai. Katras šnekėsim. Aš turiu klausimą antram varlinui iš karto. Taip. Kodėl abi piliulės raudonos? Labą dieną. Tai su tom piliuliam labai tokia įdomi situacija, jeigu atsimenat filme. Atsiprašau, apie kokias piliulės kalbat? Varlė laiko rankose dvi piliulės. Taip. Ir stilizuota varlė, tikriausiai žinot iš kokio filmo, filmas vadinasi Matrica. Tame filme lygiai taip pat fiktyvinis veikėjas Morfėjus turėjo dvi piliulės, kurias pasiūlė Neo, ir viena iš jų buvo mėlyna, o viena buvo raudona. Ir kodėl dabar nebeliko mėlynos piliulės? Visų pirma, mėlyna piliulė buvo tam, kad žmogus atsipūstų, grįžtų į tą gyvenimą, kur gyveno, ir gyventų toliau, nieko nesuvokdamas, tikėdamas, ko jis nori. Reiškia, tai šita varlė galvoja, kad nebėra tos galimybės grįžti. Mes jau esame nuėję per toli kaip žmonija, kad vienintelis kelias yra mums atsibūsti ir praregėti, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Dėl to yra dvi piliulės. Aišku. Tai man labai patiko skaityti keletą komentarų Kazimiero pereitų laideliai, ir aš taip pat buvau matęs vieną komentarą apie žmogus, reiškia, klausia, ar gali daugiau pasakyti apie dirbtinį intelektą ir mašinų mokymasi ir panašiai. Tai aš norėjau jums parodyti vieną diagramą, kuri yra iš vieno dokumentinio filmo. Dabar pavadinimo neatsimenu, jeigu kažkam labai reikės, parašykit, pabandysim surasti. Reiškia, iš ko susideda Google dirbtinis intelektas. Tai visų pirma, viršų matote deep learning ir predictive analytics. Tai yra nuodugnus gilus mokinimasis ir nuspėjamai analitika. Reiškia, tai pasireiškia per tokius įrenginius kaip Alexa, Siri ir kiti panašus grandiozinių kompanijų daromi, reiškia, robotukai, kurie su jumis bendrauja, klausia, kaip jums sekasi ir panašiai. Tai tokiu būdu jie tiesiog renka ir apdoroja visą informaciją, kurią jūs jiems sakote, ir viską tai tiesiog yra dedama į duomenų bazę, indeksuojama ir bandoma iš to sudaryti kažkokius loginius ryšius.
kad, reiškia, toliau tas dirbtinis intelektas turėtų bazę, kaip žmonės suvokia pasaulį ir iš ko jis pats galėtų rinkti informacijos gabaliukus, kad suformuotų tam tikrus savo sprendimus. Toliau eina sudėdamoji dalis translation, vertimai, reiškia, čia ir klasifikacija, ir informacijos ištraukimas, tai transliaciją jūs tikriausiai žinote, tai vėlgi Google'as įdegė labai savo populiarų servisą, būtent Google Translate, daug žmonių iš tikrųjų jo naudojasi. Nesakau, kad tai yra blogai, bet tas dalykas jisai yra su kito tikslu padarytas, ne kad žmonėms būtų geriau, bet vėlgi, kad galim būtų ištreniruoti dirbtinį intelektą, būtent kaip skirtingos kalbos, skirtingos frazės, skirtingose kalbose turi savo atitikmenis. Kitaip tariant, jis automatizuotai dirba čia tas vertimas, o ne tai, ką mes galvojam, įdedam ten, tarkim, vertimą kažkokį. Galim sakyti, kad kiekvienas robotas, jisai ne tik angliškai suprastų, bet ir kinietiškai, rusiškai, lietuviškai, visom kitom kalbom. Žodžiu, kad kuo didesnė būtų informacijos bazė skirtingomis kalbomis. Reiškia, ją paskui klasifikuojama pagal atitinkamus dalykus, raktažodžius ir panašiai, segmentuojama yra informacijos ištraukimas, tai galim suprasti, kaip irgi visi šitie dabar populiarūs SEO robotai vadinami, kurie vaikšto per tinklapius internete, renka informaciją, analizuoja turinį ir panašiai, tai tiesiog yra automatiškai ištraukiama informacija ir vėlgi sandėliojama Google debesėlyje. Kita sudėdamoji dalis, kas susijęs su kalba, tai yra, reiškia, jau šitie tekstas į balsą ir balsas į tekstą vertimas. Reiškia, jūs parašote tam tikrą teksto dalį, paspaudžiate mygtuką play ir jums kompas pasako tą pačią frazę, vėlgi atitikmenį balsų. Tai tam pačiam Google Translate, jeigu jūs kažką tai verčiate, jau dabar yra įdiegta šita funkcija, kad reiškia, jūs galėtumėt paspausti ir paklausyti. Taip. Čia tarp kitko žmonių patogumui plačiai naudojama, kur šnebilių visokių, ten neregių. Tai yra viena iš sudedamųjų dalių reikalinga, kad sėkmingai dirbtinis intelektas galėtų nepriklausomai nuo žmogaus funkcionuoti. Toliau, kas yra labai populiaru. Sakyk, Berlinai, galima įtraukti vieną klausimą? Taip. Dabar, sakykime, kompe, aš įsirašiau nesenai, sakykime, man darbo reikalingi yra 10 Windowsai, aplamai Windowsai. Išrašau, reiškia, Windowsus ir man automatiškai su tais Windows atsiranda toksai, reiškia, paranoja didžiulį, kuri vadinasi Cortana. Ar gali būti, kad Windowsai taipogi su savo šita Cortana, kuri yra lygiai taip pat kaip Siri ir dar kažką, visą laiką mūsų klausosi ir, reiškia, mūsų paklausytomis kalbomis taipogi, reiškia, pildo visus šitos dalykus ir tyria tas visas mūsų kalbas ir panašiai. Kitaip tariant. Labai geras klausimas, ponas Berlinai. Aš kaip tik turiu atsakymą į šitą klausimą sekančiame paveikslėlyje. Super. Tai greitai pabaigdamas, tai image recognition, vaizdo atpažinimas, reiškia, yra. Ir jeigu žinot, Google'as pravažiavo visą pasaulį beveik, susirinko labai daug informacijos, integravo Google žemėlapius, kur jūs galite gyvai vaikščioti po gatves, matyti viską ir panašiai. Tai vėlgi, pavyzdžiui, dalykai tokie kaip aš nesu robotas, kai jūs kažkokiam tai tinklapį pildot formą ar nenorit išsiųsti, jūsų paprašo ten pažymėkit 3 paveikslėlius, kur matot automobilį, pavyzdžiui. Įsitikinti reiškia, kad jūs nesat robotas ir toliau forma yra, reiškia, procesinama. Tai spaudydami šitos paveikslėlius žmonės, net nežinodami to, jie mokina vėlgi Google šitą dirbtinį intelektą, kiša jam į duomenų bazę iš vaizdinės informacijos žodinius atitikmenis, kad, reiškia, robotas paėmęs ten 1000 paveikslėlių galėtų apdoroti, kur autobusas, kur mašina, kur žmogus, kur kažkoksai vandens čiaupas ir panašiai. Tai vėlgi šita informacija yra dedama į bazę. Na ir machine vision, tai čia toksai vėlgi su optika susiję, tai su robotika, tai Google'as vėlgi turi susipirkęs, bet nuo 15 metų labai išaugo Google superkamų robotikos kompanijų skaičius. Ir jie, reiškia, būtent investuoja toliau į robotikos sritį ir tai yra viena iš sudedamųjų dalių, kad mašinos optika, vaizdo kameros ir viskas. Na ir visą tai susiveda į vieną tokį bendrą brandolį, kuris vadinasi dirbtinis intelektas ir kuris gali komunikuoti tarpusavyje, faktiškai jau dabar turi neribotus galimybės naudotis resursais, reiškia, gali labai daug informacijos. Čia trumpai tiek, apie tai bus toliau. Taigi, grįžtant prie Varlino temos,
labai vienas geras įrankis, kurį vat noriu parodyti laidos klausytojams. Privacy Tools, čia yra bazė pradžiamokslės, enciklopedija, vadinkim, jinai skirta ir nuo žalio vartotojo, ir pažengusiam vartotojui, susipažinti, kaip funkcionuoja technologijos, kaip jos yra sujungtos ir panašiai. Tai jeigu greitai atsakant į Vardino klausimą, kaip tik čia, man atrodo, buvo vat ir meniu nurodėlė, kodėl nenaudoti 10 Windows'ų, nes tai yra privatumo košmaras. Ir jeigu aš gerai atsimenu, Cortana. Cortana gali rinkti bet kokio tipo informaciją, ką jūs spaudote mygtukus klaviatūros, ko jūs ieškote, ką jūs šnekate, per mikrofoną galim girdėti visą jūsų kalendorių duomenys, muziką, kokią jūs klausotės, kur perkate kreditinių kortelių informaciją, pirkinius ir panašiai. Tai aš manau, Cortana gali ir daugiau, čia galbūt tiesiog nėra tiek pateikima, tai atsakant į klausimą. Super šnipas tavo namuose privačiuose. Jo pas mane nebėra, aš aišku jį išpjoviau, bet čia labai gerai, kad Varlinas parodė tokius dalykus, kad žmonės žinotų, kas tai yra. Aišku, čia dar yra, matau, vat mygtukas, tai galima atsisiųsti tam tikrą įrankį, kuris padeda Windows'uose sustabdyti tam tikrus servisus, kurie vat būtent atlieka visus šitus vat analizavimo veiksmus. Toliau, reiškias, gal labai neišsiplečiant, tiesiog papasakosiu, kaip pasaulyje veikia visas šitas rinkimas informacijos. Reiškias, yra toks terminas 5 akys, tai yra 5 vyriausybių sąjunga, sutartinė, ir eina Australija, Kanada, Zelandija, Anglija ir Amerika. Reiškia, šitos šalis susitarė tarpusavyje rinkti informaciją apie piliečius kitų šalių. Reiškia, kam tai yra daroma? Tam, kad ne visą laiką šalis gali rinkti apie savo piliečius informaciją teisėtai, neturėdama kažkokio pagrindo, tam yra sudaromos sutartys tokios tarptautinės, kad kitos šalies, reiškia, vyriausybinė organizacija gali rinkti Lietuvą savo partnerę šalyje apie jos piliečius, na ir atvirkščiai. Tai tokiu būdu, reiškia, negalima prisikabinti, kad va, čia mūsų vyriausybė mums šnipinėja. Va, iš tikrųjų šnipinėja kita vyriausybė, jos tik keičiasi informacija. Na ir aišku, paskiau su laiku dar yra praplėsta šita sąjunga, reiškia, tai yra jau 9 akys, 14 iš tikrųjų akių, o netgi ir Švedija eina, kuri dalinas informaciją, nors kaip skelbia, kad yra labai saugus. Panašiai. Pasianalizuokit, paskaitykite daugiau, kas tas yra. Kitas svarbus reikalas yra toksai terminas kaip raktų išslaptinimo įstatymas. Tai čia nekalbame apie raktus nuo jūsų būto. Kalbame apie raktus, virtualius kriptografinius raktus, kurie reikalingi prisijungti prie tam tikrų paskirų, prie serverių, prie įrenginių ir panašiai. Tai čia dar baisiau negu nuo būto. Nu, įsivaizduokit, jeigu jūs turi didelę kompaniją ir jinai, pavyzdžiui, teikia svetainių talpinimo paslaugas ar ne, ir jūs garantuojat klientam, kad pas jūs jų duomenys yra saugus, bet jeigu įstatymas galioja, kad reiškia, vyriausybės prašymų tokia įstaiga privalo atskleisti raktus, kaip ta informacija yra užšifruota, nes dažniausiai jinai yra šifruota, tai organizacija nieko kito negali padaryti, tik tai pateikti tos raktus ir ta informacija, kuri jau visa ten yra, gali būti šifruota. Tai kas patartina? Patartina yra nesirinkti paslaugų tiekėjų būtent iš šitų šalių, kuriuose galioja šitas įstatymas raktų atskleidimo. Toliau yra šalis, kuriuose gali būti ir iš tikrųjų vat, matote, kad Jungtinės valstijos yra būtent šitoje vietoje, čia yra labai vėlgi slidus klausimas. Na ir pagal aktualią informaciją šalis, kuriuose neprivaloma yra atskleisti raktų, tai yra 7 ir galim sakyti, Švedijos jau čia nebebus, nes Švedijoje buvo prieš kelis metus, reiškia, bandoma priimti tokią įstatymo pataisą. Tai vat, šalis, kuriuose yra šitos šalis, jos neprivalo atskleisti informacijos. Jeigu jūs turite serverį ir ten šifruojate informaciją, jeigu kažkas nutiks, tiekėjas neprivalės jums atskleisti raktų trečiom šalims, arba jūs pats. Klausimas apie Lietuvą turbūt labai naiviai nuskambėtų, ar ne? Šitoje vietoje. Tiesą sakant, aš labai nesigilinau per daug ir neskaičiau, nes visgi lyginant technologinių lygių Lietuva, tai yra labai nedidelis lopinėlis žemės pasaulyje, lyginant su kitais technologijų gigantais.
reikėtų pasidomėti. Na, bet tai apskritai, ką prašytų, tą ir duotų. Galėtų būti Lietuva. Ką prašytų, tą ir duotų. Vis tiek čia galioja ar negalioja, nieks čia nesitsatskina. Aš linkęs taip visgi sutikti su jūsų teiginiu šito. Nu, aišku, ir kodėl nerekomenduojama rinktis tiekėjų informacijos paslaugoms iš Amerikos, vėlgi yra informacija aktualiai, pasiskaitykite, kas netikite, kas nežinote, tikrai apsišviesite, suprasite truputėlį plačiau. Gerai, tai ką daryti, perkat įrenginius ar ne, telefonus išmaniosius turi tikriausiai visi, ir Vardas turi, ir jūs, Kazimierai, turite. Taip, taip. O dabar sakykite, ar yra Google'as jūsų telefone? Yra. Yra. O ar įsivaizduoja telefoną be Google, ar teko matyti tokį? Ką žinau, man instaliavo atskirai ar neatskirai, nežinau, Google. Bet ta prasme, jūs nuėjote į parduotuvę, pirko telefoną, nusipirkote, jungiat, jau ten viskas yra, jau veikia. Nu taip. Taip, ir Google'as automatiškai yra. Tai vėlgi, gal reikėtų pasakyti taip, kad Androidas tai yra atviro kodo programinė įranga, bet jinai buvo sugalvota vieno iš Google darbuotojų ir paskui Google'as ją, kaip pasakyti, privatizavo. Ir į kiekvieną įrenginį dabar šalia šitos Android operacinės sistemos kiša savo programinį paketą, kuris vėlgi yra reikalingas tam, kad rinkti apie jūsų informaciją. Tai kaip alternatyva vadinamas Lineage OS operacinė sistema skirta jūsų telefonams, tai yra lygiai tas pats Androidas, tik tai jame nėra Google servisų. Jeigu jūs labai norite, galite juos įsirašyti, tačiau įsirašę į telefoną būtent šitą Lineage, jūs turite nuostabų įrenginį, švarų, be jokio Google, puikiai veikia ir jūs esate ramesnis, kad tikrai nėra kažkokių nežinomų procesų, kurie veikia ir renka informaciją. Tai pasiskaitykite, yra palaikoma labai daug įrenginių, įrenginių sąrašą galėsite pamatyti čia. Aišku, vieną dalyką reiktų žinoti, kad tokiu būdu jūs įsirašę šitą programinę įrangą į savo telefoną, gamintojas jums sako, kad jūs netenkate garantijos, nes jie nebegali atsakyti už tai, kas veikia jūsų telefoną. Tai savo riziką darykit, bet labai puikus sprendimas. Tarp kitko, ta rizika labai nedidelė, nes per 2 metus garantijos visos vis tiek jisai pagenda dabar jau. Taip išmoko gadinti viską meistriškai, kad tiesiog kas 2 metai reikia. Nesukurta dabar tam, kad jinai tarnautų, jinai sukurta tam, kad jinai gestų ir žmogus pirktų naują, tai yra vartojimo kultūra šiuolaikinė. Gerai, reiškia, apsisaugoti įrenginį savo, norit komunikuoti paskiau saugiai. Vėlgi, per gyvenimą teko išbandyti eilę skirtingų vadinamų messengerių, žinučių programėlių ir visgi priėjau prie vieno galutinio dalyko, kad, pavyzdžiui, kaip įsitikinti, kad jūsų duomenys tikrai niekas neturi jūsų duomenų. Tai visi apart, 99% programų šitų vadinamų messengerių, tai yra kažkokių tai privačių korporacijų programos su jų duomenų centrais, kur kiekvienas jūsų žinutė, kiekvienas skambutis, kiekvienas pirstelėjimas yra išsaugomas ir laikomas ir neaišku, su kuomis yra dalinamas. Kaip alternatyva yra komunikatorius, kuris vadinasi toks iš tikrųjų tai yra protokolas. Tų komunikatorių yra eilė, tuzinas, kurie veikia šitų protokolų ir pagal norą žmogus gali įsirašyti pagal savo pageidavimą, tokį komunikatorių į savo kompo. Nereikalinga jokia registracija, nereikia niekur kažkur įvedinėti savo e-mailo duomenų, jūs įsijungiat programą, gaunat savo ID, duodat ID draugų ir kalbate. Iš tikrųjų, galima ne tik kalbėti, galima ir skambintis, galima ir video daryti, ir failus siūsti, ir grupėmis skambintis. Iš tikrųjų, labai puikus dalykas. Aš dar ką pastebėjau, tai paskutiniai naujausi šitie visi vadinami messengeriai, visi mobilaus telefono reikalauja. Man teko testuoti neseniai įdomumo dėliai ir Signalą, ir Telegramą, ir labiausiai, kas nepatiko, ne tik man pačiam, bet ir skaitant atsiliepimus ekspertų, kad šitie įrenginiai jūsų registracijoje reikalauja jūsų asmens duomens, tai yra kažkokio telefono numerio, pavyzdžiui, arba elektroninio pašto. Tai jau šitoj vietoje jūs nebetenkate privatumo, jeigu kažkas žino jūsų asmens duomenys. Ir kas gerai, kad šitas komunikatorius veikia su visom platformom, taip kad be problemų galite įsirašyti bet kokį savo įrenginį. Dar vienas
sprendimas, vat užsiminsiu irgi trumpai. Žmonės Google pamėgo dėl to, kad jame yra labai daug patogių servisų. Tai ir failus galit laikyti, ir dalintis, ir kalendorius, elektroninis paštas, ir kontaktai, ir užduotis, ir muzika, ir paveikslėlių galerijos, žodžiu. Vėlgi egzistuoja atviro kodo, nemokama programinė įranga, kuri, reiškia, suteikia jums viską lygiai tą patį ir dar daugiau. Tai vienas dalykas, tai yra atviro kodo programinė įranga, kitas dalykas, jūs galite įsirašyti į savo serverį ir naudoti savo organizacijoje, su draugais, su bendruomenėmis kažkokiamis, jokių nėra mokesčių, jokių nėra paslėptų reklamų. Sinchronizuojasi su visais renginiais labai puikiai, ir su mobiliais, ir su kompiuteriais. Taip. Tai va, pasidomėkite, kam bus įdomu, galit parsisiųsti. Jeigu bus klausimų, galit rašyti, gal kitoj laideliai atsakysime daugiau detalių. Aha. Iš technologinės pusės aš gal labai nesiplėsiu daugiau, tiesiog dar turėjau pabaigai porą minčių, kurias neseniai peržiūrėjau dar antrą kartą. Ir tai prieš gal 10 metų kažkas man iš draugų pasakojo, kad kas laukia žmonijos ateityje, tai kad sako, mes esam dabar, reiškia, 5. karta žmogus, po žmogaus eis kyborgai, tai reiškia pusiau biorobotai, taip vadinami, tai yra dalis žmogaus, dalis mašinų. Na ir po to bus jau galų gale robotai. Tai iš tikrųjų, tai prieš 10 metų skambėjo kaip kažkoks tai juokas, visi juoktavosi, netikėjo, bet kuo toliau, to labiau ta visa tendencija matosi. Ir šitas žmogus, Davidas Icke'as, dar žmogus, kuriam vėlgi prieš daugelį metų buvo priklijuota konspiracijų teoriko etiketė, kaip Barlinas minėjo prieš tai buvusiose laidose, kas buvo tos etiketės, ant ko jas klijuodavo. Pasižiūrėkit filmuką, labai geras, papasakoja, kaip vystosi žmonija, reiškia, kokia integracija žmogaus yra su kompiuteriu, su technologijomis, kas valdo tai, kur laikoma ta informacija, kas iš to gauna naudą, kokios pasiekmes yra žmogui. Vėlgi, nuoroda bus įdėta. Tai transhumanizmas tai jau pakankamai senas reiškinys, jie knygų visokių prirašė, jie savo fantazijas labai senai išreiškė. Pavyzdžiui, buvo tokia knyga Aldous Huxley, Brave New World, drąsus naujas pasaulis, tai ten apie visus šitos dalykus jau praeito amžiaus 30 metais buvo svaigstama jų tarpe. Jo, tik tais kaip, ir čia labai gerai Davidas paaiškina, būtent kaip yra ribojama informacija nuo žmonijos, kaip žmonės yra jau pripratinti prie išmaniųjų visų renginių, kad jos priimtų tiesiog natūraliai kaip yra, kad nebegalėtų be jų gyventi, kad tai taptų dalis jų. Ir tokiu būdu tie, kas valdo informaciją, jie tiesiog mažina apimtis ir srautą to, kas yra pateikiama žmogui, iš ko tas žmogus paskui formuoja savo pasaulėžiūrą. Labai įdomi kalba. Na ir atsimenu, Kazimieras dar klausė prieš tai buvusiuose laideliuose, o ką daryti, kur viskas link eina. Radau vieną gerą filmuką, išleistas visai neseniai, nors, čia man atrodo bus data. Reiškia, esmė kokia šito filmuko, žiūrėkite, kovo 6 šiais metais naujas. Esmė to filmuko parodyti, kad, reiškia, ne politinės kažkokios jėgos, kaip, reiškia, demokratai, socialistai, konservatoriai, kaip jie ten bevadinsi, ne jie yra problema, ne juodi ir balti žmonės yra problema, ne šitie krikščionys ir islamistai yra problema. Problema yra kitkas. Problema yra banditai, mafijozai, kurie sugebėjo, galim sakyti, nuo Džono Kenedžio laikų užvaldyti valdžią, užvaldyti pasaulį, įlysti į visus giliausius sluoksnius ir organus ir gauti tokią kontrolę, kad galėtų valdyti visus ir diktuoti savo sąlygas visiems. Problema yra ne žmonėse, problema yra, kad yra kriminalai, kurie dabar jau visi
su svampo misija Drain the Swamp plaukia į klozetą, tai čia jau tik tais laiko klausimas, labai iš tikrųjų smagu matyti, kai visas šitas plaukia į klozetą, bet taip. Tai vat pasižiūrėkit filmuką Q, kaip išgelbėti pasaulį. Viskas yra detaliai papasakojama, kad paprastas žmogus, tiesiog kuris iki šiol nežinojo nieko, galėtų susivokti, kaip viskas vyksta. Bet čia, žinai, panašiai kaip Varlinas sakė, kad žmogus tėvynė. Tai jeigu tėvynė aš, tai reikėtų gal ir pasaulis tai ir aš, nes nuo manęs ir priklauso, jeigu aš nieko nedarysiu, sėdėsiu ir tik tai pasislėpę žiūrėsiu, nu tai taip ir bus, kaip visiškai bandyti. Taip, Kazimierai, visiškai taip, tai pasaulis, mes esam visi žmonės, mes esam visi tokie patys žmonės, ar balti, ar juodi, ar vienos tautybės, ar kitos, visiškai jokio skirtumo, žmogus yra žmogus ir mes kiekvienas esam broliai, tiesiog tas ryšys mūsų yra per laiką išskaldytas, išardytas, mes esam supriešinti, vienas prieš kitą mums yra įkišta krūva stereotipų, kad nekęsti vienas kito nemylėti dėl kažkokių jo pažiūrų ir panašiai. Tai žmonės yra planeta, esame mes, aš esu planeta, kiekvienas iš mūsų esame planetos dalis ir viso gyvo organizmo sudedamosios dalis. Taigi visų pirma, jeigu žiūrėti mikro ir makro pasaulius, ar ne, visur tie patys dėsniai galioja, visur tas auksinis reiškia skaičius, tasai, kaip ten visi vadinasi, Fibonacci, va. Visur tos pačios taisyklės, ar tu pažiūrėsi žmogaus ląstelę, ar tu pažiūrėsi gėlės ten žiedelį, ar tu pažiūrėsi planetos sandūrą ar kosmoso, ten visą tas žvaigždžių, reiškia, ten tie visi keliai mums nesuvokiami. Tai visur tos pačios taisyklės galioja. Jo, bet tik tai tiek, kad man vis buvęs bendražygis, žinai, dabar išdirbo mane, sako, neįmanoma vis tiek laimėti nieko prieš sistemą, vadinasi, beprasmiška viskas. Aš sakau, niekada nebeprasmiška. Sistemą nelaimėsi, bet dabar ant tos bangos, kur Varlinas parodė Q, reiškia, planas išgelbėti pasaulį, tai čia yra pagrindinis dalykas to, kas dabar vyksta, bet kaip aš ir minėjau, kol kas plačiau nelabai yra kaip parodyti, nes šitas resursas yra laikinai neveikintis. Laikinai dar kartą sakau. Tai kai jisai jau veiks, mes jums parodysim tokių dalykų, apie kurios, sakykime, kurios matydami iš proto kraustas visa šitą mass mediją. Tai yra antras dalykas pagal puolimą šitam pasaulyje, šitai planetui po Trumpo. Iš karto antras. Na, bet tam savas laikas ateis. Anas Kūdros galas jau baigė savo techninę dalį? Jo, norėjau paklausti, ar dar Varlinas turi ką pridėti. Aš net nežinau, ten verta tą nuotrauką rodyti, kur buvo, bet tu sakai, saldainį kažkokį turi, tai gal ten tas pats. Ne, tas saldainis bus ne tas, bet tą nuotrauką palikti, tegu būna, dar atskirą laidą padarysim, nes čia taip. Ar mes turim dar laiko? Jeigu turim laiko, aš dabar galiu parodyti. Dar turim. Turime. Taip. Gal reikėtų, nes greit pasens. Jo, čia greitai. Tai Varlina, jeigu tu baigiai tau leidus, aš tada pašėrinsiu savo ekraną. Gerai. Ačiū tam Kūdros galui. Taip, aš bandau savo ekraną dabar jums parodyti. Ar pavyko pamatyti? Yra, matau. Jo, rodo. Taip, tai čia buvo kalba apie Epšteiną. Ponas Epšteinas. Kur jis yra? Facebookas? Epšteinas, tai va. Taip. Buvo prašymas pakalbėti apie Jeffrey Epstein. Šitas Jeffrey Epsteinas, jeigu jūs domėjotės ezoteriką ir masonybę, kas tai yra, tai čia yra masoninė arka. Čia turbūt abu mano pašnekovai tikrai žino, kas tai yra, o čia yra vadinamas raktinis akmuo, kuris laiko, reiškia, visus šitos kitus akmenis iš šonų savo vietose. Čia yra visiška masoninė simbolika, čia yra mūsų, reiškia, kankorėžinė liauka šitas dalykas, kitaip sakant, čia aš dabar gal nesigilinsiu į tą ezoteriką labai stipriai, bet čia labai daug dalykų po šitą simboliką palenda. Esmė yra, kad šitas veikėjas Epšteinas, tai yra va šitas raktinis akmuo. Jisai atliko funkciją, reiškia, suteikti pramogas, pedofilinės pramogas, žmogėdriškas pramogas, satanistinės pramogas. Reiškia, valdžios atstovams, Holivudo šulams, visokiems technikos, sakykime, techninio pasaulio šulams. Paleisiu fonę, kad galėtumėt, kol papasakosiu, reiškia. Žmogelis apart, sakykime, pedofilinių lindinių New York'e ten 10 milijonų kainuojančių būtų turėjo 2 salas, mažojo šventojo Jameso, reiškia, ir didžiojo šito šventojo Jameso. Tai, ką jūs dabar matote, tai yra jau žmonių filmuota medžiaga, čia jau po viso to skandalo, reiškia. Čia yra mažojo Jameso sala prie Dominikos krantų.
Atlanto vandenyne, reiškia. Ir šitoj saloj buvo pilnai paruoštos instaliacijos ir jos buvo veikiančios. Į šitą salą skraidė daugybė įdomių ir žinomų žmonių, valdžios atstovų iš viso pasaulio, bankininkai, reiškia, Hollywoodo, Wall Streeto. Oi, tai papasakosiu. Čia tai, ką jūs matot šičia, čia yra siurblinė povandeninių laivų stočiai. Trys, reiškia, įvadai po 200 amperų yra elektros. Čia paskui išnagrinėjau, čia šitam video prie šito nepridins, bet yra dar, paskui dar parodysiu aš jums tai, ką, reiškia, Anonai išnagrinėjo dar tebeveikiant Eičenui, reiškia, ten, kur Q namai buvo, sakykime, ir vėl bus. Tai čia yra povandeninių laivų siurblinė ir ventiliacijos, reiškia, įrengimas. Visa šita sala yra išvedžiota požemiais, absoliučiai visa sala yra išvedžiota požemiais ir, sakykime, objektais su labai keista paskirtim. Tai va dabar mes per vieną jau tuoj priskrysime, atkreipkite dėmesį Saulės laikrodį su 13 soliukų aplinkui, reiškia. Pažiūrėkit, koks yra ezoterinis Saulės simbolis šičia. Ir pažiūrėkit dabar, reiškia, ties 12 valandą, kaip spėjama, tai kad čia yra, reiškia, prievartavimo akmuo. Čia jie atlikdavo apeigas, nematomas iš niekur, reiškia, ir su vaikais kažką šito vietoje darydavo. Bent jau manoma, kad čia yra jų altorius šito vietoje. Nu, esmė yra tokia, kad, reiškia, įsivaizduokite ezoterinį Saulės spindulį, Saulės simbolį šitą turbūt jau daugelis yra matę kažkur tais. Ir 13 soliukų, tai, labai jau taip savotiškai, sakyčiau, ar ne? Tai, ne šašlaikus kepti susirinkę. Ne šašlaikus kepė, jo. Ir, kaip minėjau, šitoj saloje, reiškia, pasilankėsi Justinas Trudeau, pavyzdžiui, Kanados premjerministras, Billas Gatesas, Stevenas Tyleris, reiškia, Romos popiežius Francis, kaip jums skamba. Daugybė žmonių, daugybė. Yra skrydžių logai, yra jo skrydžių iš lėktuvo, reiškia, knygutės su išrašais, kas čia pasilankys. Čia, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsite iš Google Earth'o, iš Žemės, tai čia yra rankomis nupieštas teniso aikštynas. Jeigu pažiūrėsit dabar atsiversit šitą vietą St. James salą ir pažiūrėsit, kas šitą vietą matosi, tai jūs pamatysit teniso aikštyną nupaišytą. O šiaip iš tikrųjų čia manoma, kad čia buvo, reiškia, kaip seniau gladiatorių kautynės, žinot, kaip susirenka ir ten ar su technika gainėjo žmonės ar dar kažką, tai tam pylimai, kad iš šono nesimatytų. Visur, reiškia, instaliacijos požeminiai kažkokie tuneliai, kažkokių durų pilna, čia tų video yra daugybė, jūs galite YouTube'ai įsivedę, sakykime, kažką iš šito, St. James USY drone, tai jūs galite šitų vaizdų prisižiūrėti pilną. Toliau skrendam, reiškia, šičia. Čia šitas pastatėlis po uragano Irmos labai simboliškai neteko savo auksinio kupolo. Čia buvo auksinis kupolas, kankorėžinės liaukos formos. Buvo Molocho 2 statulos, auksinės pelėdos ant kampų. Vaikų, reiškia, statulo. Čia, žiūrėkit, kas čia. Čia labai simboliškai, va čia Q įspausta. Tai čia neaišku, ką jie čia darė. Gal čia jie bandė savo kažkokios magijos būdų, reiškia, atakuoti šitą judėjimą, nes čia akivaizdus Q ženklas čia yra. Ir jis čia tikrai yra nebereikalo. Tik nieks nežino, kodėl jis čia yra. Bet esmė reiškia, kad šičia tai, ką jūs dabar matote, sustabdysiu ant pauzės, gyvatės garbinimas, pedofilijos garbinimas. Čia yra pedofilijos ir gyvatės ženklai šitie visi. FTB pripažinti tarp kitako. Tai, ką jūs čia matote, raktinis akmuo, kaip minėjau, čia yra lifto šachta, iš tikrųjų. Čia viskas eina į požemius. Spauda pareiškė, bandė išsukti aukštyną, aiškino, kad čia yra ir trenerioklių salė, ir muzikos jo ten kabinetas, dar kažkas, žodžiu. Ir ne velnio, čia yra, reiškia, šventikla. Čia yra šventikla Molachui, jie čia aukodavo prie viso ko tos pačius vaikučius. Tai šičia dabar, sakykime, aš norėčiau padaryti atskirai apie tą laidą, čia informacija yra be galo sunki, žiauriai sunki. Ir aš pateiksiu toje laidoje labai daug informacijos ir apie žmonės, kurie čia lankėsi, ir tokių detalių, kuriuo aš dabar tikrai dėl laiko trūkumo jums nesuaiškinsiu. Bet kas liečia Epšteiną, tai kaip aš ir minėjau, tai yra būtent, reiškia, masoniškasis akmuo raktinis, kurio funkcija buvo šičia vežtis visus valdžios atstovus, juos, reiškia, filmuoti, ką jie daro čia ir paskui šantažuoti. Pradedant, reiškia, nuo žvaigždžių, sakau, baigiant netgi konstitucinis teisėjas Robertsas yra konstitucinio teismo pirmininkas Amerikos, reiškia, šičia yra pasilankęsis.
Čia šitas nuneš žemyn kokią 80% pasaulio valdžios. Rezultate, kai viskas bus išsiaiškinta, šitas Epšteinas nuneš. Dabar parodysiu, reiškia, Maxwell. Aš gal trumpai pridurti Varlinui, iš kur pradėjo lysti tą informaciją, nes visgi, skraidė turtingi žmonės, jie, kaip sakė, turi daug pinigų, tai iš tikrųjų viskas labai paprasta. Jie skraidė tenai su savo išmaniaisiais įrenginiais, telefonais, planšetėmis, panašiai. Tai žmonės, jie patys yra durni, kad jie skraidė ir jie taip išsidavė ir tarnybos. Gal jie per daug galingi labai saugiai jaučiasi, taip sakant. Jie, žinai, kaip yra, niekas netikėjo, kad laimės Trumpas. Visi galvojo, kad laimės Clinton ir jie jau net nebesislėpė. Reiškia, dabar ką aš čia toliau rodau, jo mistrės, Ghislaine Maxwell, va šita mergiotė, moteriškė. Įsivaizduokit, turi teisės nuo malūnsparnio lėktuvo iki povandeninių laivų. Tai reiškia, naudojamas buvo jachtos, kur gali povandeninis laivas į jachtą prisišvartuoti, tam, kad transportuoti vaikus į šitą savo. Ir šičia, reiškia, šitam straipsnėje yra aprašyma, kas jinai, jos kilmė, kaip jinai tėvo pinigus išvaistė, reiškia, kaip jinai pirkdavo, reiškia, vaikus, siekė valdžios bet kokią kainą ir jėgos ir panašiai, su kuo čia tūsino ir panašiai. Čia visa yra informacija, gali paskaityti, kas šiandien tokia yra. Negana to, reiškia, negana to. Jinai gyveno su tokiu veikėju, kuris Scott Borgerson, kuriam priklauso kompanija. Spėkit, šitą moteriškę tiekė, reiškia, užsiėmė prekybą vaikais ir tiekė vaikus, reiškia, iš tas salas. Tai dabar kuom galėtų užsiimti jos vyras, kurio, reiškia, nekilnojamo turte, jinai kažkokiais tai pagrindais gyveno ir ten, aš nežinau, kaip jie ten pora, ne pora, bet tai čia net neįdomu. Logistikos rūšim kokią nors. Tai tikriausiai ne šašlaikų biznis. Logistika kažkokia tai rūšis turėtų būti. Būtent, tarptautinė didžiausia, reiškia, jūrinių konteinerių stebėjimo ir registravimo korporacija. Žiūrėkit, iš trikampiuko, kaip gražiai viskas padaryta, iš piramidžių. Reiškia, šitie žmonės konteineriuose per visą pasaulį tiekia vaikus, žmonės, mėsą, kur reikėjo, kam reikėjo. Čia dabar šitie visi ryšiai lenda į paviršių. Štai kas yra Epsteinas. Ir pabaigiant apie Epsteiną ir prieš saldainį jau pateiksiu vieną dalyką, čia turbūt spauda šitą dalyką ilgai dar pas mus nerodys. Reiškia, New York'e Epsteino FTB darė būti kratą, reiškia, pedofilų lendynę už 50 viršų milijonų ir prie įėjimo rado portretą, tapytą portretą, Billo Clintono portretą. Yra straipsnis apie tai, reiškia. To portreto istorija, visa kaip čia, kas atsirado. Tai dabar žiūrėkit, koks tas portretas. Och, tu dievai. Siaubas. Suksim žemiau čia daug labai info. Čia tik įeini, reiškia, per duris ir iš karto matai tokį portretą. Billas Clintonas su Monikos Levinsky, reiškia, tą pačią legendinę suknelę papozavęs, štai yra čia. Nutapytas Epsteinui. Tai ką šitas portretas dabar reiškia, aš pasakysiu dar šį kartą, tai kad Billas Clintonas Epsteinui norėtas būti įsimintinas būtent šitą formą. Tai reiškia, kad Billas Clintonas buvo to Epsteino, reiškia, kaip čia pavadinti, turbūt patys suprantat, koks žodis ant liežuvio, ar ne? Meilutis. Ja, ir ne vienas. Ir, reiškia, buvo pasodintas į prezidentus ir kontroliuojamas pilnai Epsteino ir jo draugų. Bet čia irgi niekiek nesislepiant, jeigu paradinis įėjimas ir gyrėsi netgi. Epsteinas bendrauja su tokiais žmonėm, pradedant Rothschildais, baigiant visais kitais. Reikia suvokti tai. Čia yra pasaulio šeimininkai, šitie žmonės. Po šiai dienai dar yra dauguma. Ir dabar šitas, kai išlindo, dabar viskas aišku turbūt, kas buvo Billas Clintonas. Tai čia mes paskui ir apie Obamą pašnekėsim, apie Bushus, apie Skull and Bones pašnekėsim, kaukolę ir kaulai. Įdomu, ar Lietuvos žiniasklaida užfiksavo šitą įdomų įvykį. Aš įtariu, kad Lietuvos žiniasklaida rankos turėtų drebėti, nes šeimininkai pinigus to nebeleis jiems, nebepirks jų paslaugų. O, reiškia, už Atlanto visą šitą karvę dezinformacijos pasiriš. Aš nežinau, ką jie darys. Aš nesulaukiu šitų laikų, kai Lietuvos žiniasklaida pradės prinkti savo pačių. Reiškia. Ir gerai. Netgi iš karto man užkliuvo, kad žodis vardino žiniasklaida. Ar žinote jūs, kom skiriasi žinios ir naujienos?
Labai skiriasi iš tikrųjų. Tai bet čia ne naujiena sklaida, nes tai jie ne naujienos. Aš sakyčiau, čia prie ataskaida kažkokia tai Prie yra. ataskaida, jo. Čia tikrai nežinau. Varlės liko minutė, turim pabaigti jau. Gerai, minutė ir paskutinis, reiškia, saldainis, tai būtų va, šitas klipas. Как детям внушали ненависть к СССР. Labai nuostabus klipas, reiškia, čia apie Tarybų sąjungos išskaldymą. Reiškia, šitas žmogelis, ką daro, tai daro review labai gerai žinomam filmui tarybiniam, tai buvo, reiškia, Mary Poppins. Labai rekomenduoju pasižiūrėti šitą visą jo laidą ir jūs pamatysite, kokią simboliką tas filmas buvo paremtas, kam jisai buvo sukurtas, ko siekiant ir kaip jisai įtakojo, reiškia, Sovietų sąjungos griūtį. Labai rimta tema, labai įdomus, be galo įdomus filmas. Aš būtinai įdėsiu aprašymą, reiškia, į nuorodą į aprašymą, kad būtų, kad galėtumėt, kas norėsit pasižiūrėti, labai rekomenduoju. Tikrai verta. Tai va, aš tiek šiam kartu baigiau. Na gerai, ačiū varlėms, anonimams, plečiasi mūsų informacinės bazė, ko mes labai patenkinti. Ir žiūrovam primenu, kad išlaikykite savo televiziją. O mes jau padarysim viskas, kas nuo mūsų priklauso. Gerai, ačiū Jums. Jo, ačiū Viso Jums. gero. Iki. Lauksim laidelių. Iki.